Per 30 metų Lietuvos žmonės turi galimybę spalio mėnesį Seimo rinkimuose rinktis tarp nesisteminio Eduardo Vaitkaus sąrašo naujos politinės jėgos arba rinktis tas pačias sisteminės partijas, kurių yra daug ir įvairių pavadinimų, kurios 30 metų labai gražiai žada, labai gražiai čiulba ir 30 metų veda Lietuvą tuo pačiu keliu. Lietuvos pardavimo keliu. Lietuvos naikinimo keliu. Pirmą kartą Lietuvos žmonės turi galimybę sisteminiam partijom, kurios Seime pasivadinusios opozicija ar pozicija, kurios, jeigu jos nėra Seime, jos neprotestuoja dėl konstitucijos laužimo, dėl Lietuvos naikinimo, kurios keičia tik tai švarkelius ar skvernelius. Tai Lietuvos žmonės šių metų spalio mėnesį turės galimybę pasirinkti pirmą kartą realiai Lietuvos istorijoje. Arba Eduardo Vaitkaus sąrašas, arba einame tuo pačiu keliu. Mes sakome, Lietuva neparduodama. Nei rytam, nei vakaram. Kam šitos mintis yra priimtinos, tie turi galimybę balsuoti. Ir viskas priklauso tik nuo jūsų, nuo Lietuvos žmonių. O klausimas esminis tada pasidaro jau nebe logikos klausimas, nebe proto klausimas, o širdies klausimas. Ar jūs sugebat atskirti, kur yra vilkas ėriuko kailyje? Bet tai yra jūsų atsakomybės klausimas, mūsų kiekvieno atsakomybės klausimas. Suklysime, mes suklysime ir padarysim klaidą. Atsirinksim teisingai, mes atsirinksim teisingai. Žmogus pats pasirenka savo likimą. Eduardo Vaitkaus sąrašas ir čia esantis žmonės pasirinko savo likimą, pasirinko savo sprendimą. Ir vėl pakartosiu, Lietuva nebegali būti toliau grobstama ir parduodama. Lietuva nebeturi toliau būti vadovaujama partijų, kurios naikina paskutinius nepriklausomybės likučius ir kurios sudarė sąlygas milijonui Lietuvos žmonių pabėgti iš šalies. Nes jiems neliko kitos galimybės ir jie buvo praradę viltį, kad kas nors gali pasikeisti. Taigi gana yra gana.